Karas keičia ne tik žmonių gyvenimus, griauna miestus ir infrastruktūrą, jis palieka gilius pėdsakus ir gamtoje. Karo veiksmams ypač jautrios gėlo vandens ekosistemos - upės, ežerai, vandens saugyklos, kurios palaiko gyvybę ir suteikia svarbių išteklių. Ukrainoje tūkstančiai vandens telkinių užteršiami sprogmenų likučiais, degalais, metalais ir kitais teršalais, kurie keičia vandens cheminę sudėtį, mažina biologinę įvairovę, naikina augalų ir gyvūnų buveinės arba sukelia jų degradaciją. Todėl NATO programa Mokslas taikai ir saugumui sujungia Lietuvos ir Ukrainos mokslininkus į projektą Resto Aqua, kurio tikslas sukurti karo paveiktų vandens ekosistemų vertinimo ir atkūrimo strategiją. Projektu siekiama nustatyti karo veiksmų vandens ekosistemoms padarytos žalos mastą ir padėti jas atkurti. Tai tyrimas jungiantis vandenų ekologijos, mikrobiologijos ir toksikologijos mokslus. Kiekvienas iš Ukrainos į Lietuvą atvežtas vandens lašas ar dugno nuosėdų gramas slepia savyje išgyventą karo istoriją, nuo sunkiųjų metalų iki nematomų gyvybės signalų. Laboratorijose tyriama, kaip karo metu į vandens telkinius patekę teršalai veikia skirtingus mitybinio tinklo komponentus - bakterijas, dumblius, augalus, vėžiagyvius ir žuvis. Vertinami šių organizmų fiziologiniai, biocheminiai, elgsenos pokyčiai, nustatomas ekosistemoms padarytos taršos mastas. Taip pat kuriami ir testuojami mikroorganizmų preparatai, galintys sumažinti ar pašalinti teršalus iš vandens telkinių ir padėti atkurti ekologinę pusiausvyrą. Šie tyrimai svarbus ne tik atkuriant Ukrainos vandens telkinius, bet ir ieškant būdų, kaip tiksliau įvertinti karo poveikį aplinkai. Jie papildo žinias apie karinių veiksmų poveikį pasaulio klimatui ir padeda sušvelninti šio poveikio ekonominės ir socialinės pasekmes. Projektas Resto Aqua rodo, kad mokslas gali suvienyti šalis net karo akivaizdoje. Vandens telkiniai turi atmintį ir mes mokomės ją skaityti ir suprasti. Mūsų tikslas ne tik išmatuoti žalą, bet ir padėti gamtai atsigauti. Tai žingsnis į taiką ir gyvybės susigrąžinimą.